Sveiki atvykę į Sunkumų klinikos YouTube kanalą. Šiandien mes darysim video apie statistiką ir kitokius įdomius dalykus, tad neišjunkite mūsų per pirmas 5 minutės ir pasilikite mūsų, kol gaminate valgyti. Taip pat nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir pasidalinti šio video su jūsų draugais. Tikrai vėl panaudosiu tą patį argumentą, kad čia yra nuobodžiausia tema pasaulyje. Ja. Aš čia pradėjau visą tą mintį, kad, žinai, statysim sistemą, imsime duomenis ir ten, žinai, the world's your oyster. Žiauriai bus įdomu. Tai parodysiu pasaulyje ir visi bus tokie, wow! O dabar iš tikrųjų video jau 5 minutės žmonės žiūri svogūnus pjausto ir verkia ne dėl to, kad svogūną pjausto, dėl to, kad nusibodo klausytis apie skaičius. Tai, gerai. Šiandienos mes video pasikalbėsime apie mūsų sistemą, apie duomenis, kurias mes renkame ir kokia to ilgalaikė yra nauda ir prasmė. Tai va, tai šiaip čia irgi turbūt reikėtų pradėti nuo esminės dalies mūsų, kad, kaip čia, originaliai, kai įsikūrėm kaip kliniką ir visą šitą savo darbą pradėjome dirbti iš dalies reabilitacijos, iš dalies tų, taip sakant, fizinio lavinimo, labai daug sutosi ant tos tokios pirminės minties ir aspiracijos, kad gydome, treniruojame, stipriname, bet tie duomenys, kaip mes tai darome, arba kokie yra rezultatai to darimo, nes tu žmonės treniruoji, bet tuo pačiu ir jie keičiasi, jie turi būti kažkaip gryninami, arba, taip sakant, tu turi kažkaip juos ištraukti iš to proceso. Ir mes turėjom kokius 5 dėžės knygučių. Taip, prasidėjo nuo to, kad visa reabilitacija vyksta, ne viską reikia rašyti, nes negalima tiesiog išminties daryti. Tai va, knygutės rašydavom ir rašydavom viską ranka ir tas Istorija apie tas knygutės, šiaip čia kontekstas biški, tai gal būna iš šona. Kai pradėjom rašydom tos logus vadinamosios. Tos logus aš eidavau iš pačių pirkti į kokią yra kavinę prie Trakų gatvės kampo. Raštinė buvo. Okay. Tos knygutės, kur pirkdavau klientams, jos originaliai kainuodavo po 15 eurų viena knygutė. Kiekvienam klientui. Aš man atrodo, net nebuvau dar tada, kai prasidėjo tos knygutės, bet aš esu jas matęs. Taip. Jos labai mandros. Taip, jos labai mandros. Yra dengta oda tiesiog, viduje ten su visais skirtukais, ten iš Japonijos siunčiama. Tai važinai, the fancy shit ever. Wow. Tai tiesiog būdavo, ir ateina žmogus kokią vieną kartą. Tiesiog pirmi 2 lapai parašyta ir tai pirmas lapas matavimai ir antras lapas 2 treniruotės užrašytas. Nebenaudoji tos knygutės, įdedi į archyvą. Tai va, tai kažkurio metu supratom, kad gerai, gal nereikia tas fancy knygutės pirkti tokias. Ten nuėjom tiesiog įrašymą į paprastesnių knygučių, tas blanknotus, ten po 3-4 eurus iš kažkurios ten rašinės ir kitos pradėjom pirkti. Nu ir slauliai pradėjom bilint tą sistemą, kurios mes dabar realiai išsėdėme. Aš iki tol vos neišmokau vėl rašyti ranką. Kai reikėdavo parašyti kokių 90 treniruočių savaitę, žinai, į priekį, 30 žmonių kiekvienas po 3 treniruotės daro. Tai savaitę į priekį sėdėdavau ir pamanu, ten darbas jau baiginėjęs, bet paskutinę valandą dar sėdė, kad kitą dieną nereikėtų programą rašyti, tiesiog tą dieną šviežiai viską susirašai. Jo, čia žinai, reikia tą pokstą beveik įdėti, kur šiais laikais vaikai nesupranta, kaip jiems paprasta. Mes tai savo laikais ranka viską rašydavo. Nu, bet dabar mes irgi turim sistemą, kur taip. paspaudi perkirti treniruotę, persikeli ir tada tiesiog pakeiti taip, kaip tau reikėtų. Žinai, tam 1 kilogramų prisidedi, nusijėmi pakartojimus, pridedi pakeiti. Taip. Tai va tas originaliai startas ir buvo su popierium, nes rašykime vien tam, kad biški tas liekamasis elementas, kad visai gali prasivers, pamatyti, kas buvo, kas nebuvo. Ir to pačiu yra, kai tu rašai iš tos praktinės pusės šiuo atveju, ne pačiam klientui, bet labiau mums kaip specialistams, kurie dirba, tai berašydamas tu pats pradedi planuoti, o ką tu darysiu toliau. Tai reiškia, tu esi priverstas programuoti į priekį, o ne tiesiog darysiu maždaug kaip atrodo teisinga šiandieną. Tai va, bet po to mes irgi čia, reikia išeiti iš to akmens amžiaus, kur ant popieriaus rašai, ir tada reikia eiti į 21 amžių, kur rašai planšetę ir apsiminti, kad rašai iš tiesų, kaip čia programą, bet iš tiesų scrollini. tai va. Ne visada tai būna. Tik kartais. Tai va, dėl to atsirado planšetės, kad visi privalėtų, taip sakant, jau dirbti darbo, nescrollinti. Nu tai va, tai originaliai, taip sakant, ta sistema ir kuriama buvo, taip sakant, visiškai nuo pamatų, pradedant nuo to, kad mums reikia sistemos, kaip kokiame Excel'e spreadsheet'o, kur gali vesti treniruotes. Vėliau tenais atsirado visi tie update'ai, kad galima pradėti vesti duomenis, kaip visokius antropometrinius, žastai, klubai, svoriai, po to čia mes dabar vitaminus pradėjom tenais vesti ir kitus dalykus su kraujo rodikliais. Konsultacijos pradamas ten vesti, ir taip sakant, pats sistema iš savęs auga, nes mes pradedam matyti, ko dar labiau reikia, kad reikėtų trekinti ir kad, taip sakant, tą trekinimą vėliau mes galėtume lyginti tarp skirtingų žmonių grupių, kurios yra panašios. Ir taip sakant,
pats iš savęs reabilitacijos procesas patapo tiesiog duomenų sekimo procesu. Ir tie duomenų sekimas iš esmės yra, ką mes dabar šiandien ir aptarinėsim. Nes duomenys dabar, kuriuos aš traukiu iš sistemos ir buvo per visus 25 metus, nuo sausio 1 iki 26 metų sausio 1, visų per sunkumų kliniką praėjusių klientų / pacientų, kurie treniravosi, sportavo arba bet kokius fizinius dalykus darė, jų treniruočių skaičiai ir jų antropometriniai pokyčiai suvesti į vieną. Tai kitaip tariant, visus tos duomenys tiesiog išsitraukiau, kas grubiai treniruotėmis ten buvo kažkur apie 16 000 treniruočių. Good number. Wow. Jo, tai svarbu su visu šito startu paminėti, kad tai nėra tiesiogiai tyrimas. Tai yra, žinai, kaip darai kokius retrospektyvinius tyrimus, kai dar studentai, tai irgi gyvai, kai speciminiai baiginiai, ten darai retrospektyvinius, paimi duomenis. Aš baigiau universitetą, tai nori tikėti, nori ne. Priversi to tai pasakyti garsiai. Kai žmonės žinot, jis iš veido neatrodo. Tai va, tai darai tas retrospektyvinius, jie dažniausiai tiesiog pasiemi kažkokį datasetą ir nuanalizuoji, ką ten pamatys. Kas čia irgi yra panašaus, nes tikslingas darbas visame tame pūlė yra. Bet jis toks sporadiškas, nes kažkokie klientai ateina dėl nugaros skausmo, kažkas ateina dėl pečių reabilitacijos, kažkas ateina dėl to, kad turi antsvorį, kažkas tenais apskritai gal hormoninius turi sutrikimus. Ir jie, taip sakant, visų treniruotės yra sumestos į vieną. Reiškia, mes turim hosą duomenų. Ir jis iš dalies gal netgi, sakyčiau, nuoširdesnis, nes žmonės, kai veda treniruotės į tą programą, mūsų ir klientai patys gali vesti treniruotės savo, ir mūsų treneriai gali vesti treniruotės. Jisai kuom yra nuoširdesnis, nes niekas negalvoja apie tai kaip apie tyrimą. Mes dabar tai pristatom kaip kažkokį tai tyrimą, kurį mes turim, kokius turim rezultatus, bet žmonės patys negalvoja apie tai kaip apie tyrimą. Dėl to jie nuoširdžiai tiesiog rašo tą, ką mato. Taip. Ir nėra jokio biaso, šališkumo į vieną arba į kitą kryptį. Taip, parašysiu gražiau, kad atrodytų skaičiai geresni, nes aš labiau stengiuosi, ne? Nu, tokių nėra čia iš tiesų aspektų. Tai va čia turbūt pliusas yra tas, kad tai yra beveik kaip epidemiologiniai tyrimai. Mes turime daug skaičių ir daug išvesčių, kurie iš savęs gali parodyti tam tikras tendencijas, bet jos nėra, taip sakant, kaip sakau, grynos. Tai yra, kad būtent tų duomenų, kur mes turim, neužtenka pagrysti, kad tai yra, kaip čia, užtvirtinta. Labiau parodo, kad yra koreliacija tam tikra tarp A ir B kažkokių faktorių. Kas iš esmės mes galbūt rezimuojant jau pačioj pabaigoje reikės apsikalbėti, kad yra tai, ką mes matom kaip koreliacijas, yra pakankamai duodamas mums hintas ateičiai, kad sistemai turi pradėti atsirasti, kaip sakau, tos template'ai arba algoritmai. Tai yra, jeigu žmonės ateina ir tu nori, ten sako, aš noriu, kad, gerai, iš fizinės pusės noriu, kad mano ten liemau būtų siauresnis, arba noriu, kad ten riebalai greičiau vis. Techniškai yra tam tikrai hintai, ką mes jau matome, kas veikia labiau arba mažiau. Ir vien standartinio to protokolo darimas nebūtinai yra optimalus, lyginant su to, ką jau rodo duomenys, jeigu taip ištraukiu visus tos duomenys iš to viso bendro pūlo. Tai va, tai pereinam tada tiesiog prie tų duomenų analizės, o po to, taip sakant, jau bandysime rezumuoti, ką dar matome, be to, ką tiesiogiai mato skaičiai. Tai padarysim tokį beveik žaidimą. Aš turiu išsitraukęs pagrindinius 6 aspektus, rodau 5, bet 6. Tai va, kurie iš esmės turi stipriausias koreliacijas arba pagristumus iš to viso pūlo, kurį mes turime. Ir čia aš labiau pasakysiu tau temą, ir tu man turėsi pasakyti, koks tavo empirinis yra spėjimas. Taip, pirmas. Yra... Tu greitai perėjau. Number one. Aš dar nepasiruošęs, palauk. Tai pasiskaitysiu. Sudarysiu sistemą, praskrolinsiu. Visus telefoną kažkur kitur padėjau. Tu biškai tam pažiūrėsi pas tai. Gerai, taip. Pirma tema yra ar nuo žmonių amžiaus priklauso, kiek jie toleruoja tonažo per mėnesį. Per mėnesį. Reikėjo. Aš šitą dadėjau, vien dėl to, kad išverčiant gal, žinai, žmonių kalbą tam, kas žiūri daugiau, kad tonažas kaip matas pas mus yra, verčiamas yra tiesiog, kad vienas judesys, sakykim, darai pritūpimą su 50 kg, padarai vieną. Reiškia, tonažas judesių yra 50. Nes vieną kartą tai 50. Jeigu darai 2 pritūpimus, 100. Padarai jų 100, nu, tai bet 5000. Kitai, tonažas yra suma viso bendro darbo. Tai kuomet mes sakome tonažas pagal amžių, ar yra koreliacijos, tai mūsų kaip ir toks pirminis empirinis spėjimas buvo iš esmės, kad žmonės, kuo žmogus yra jaunesnis, tuo jis daugiau toleruoja bendro darbo, arba tonažą.
kuo jisai vyresnis, jis turbūt mažiau toleruoja tonažą. Ir sakant, tą ribojimą mėnesio aš idėjas buvo vien dėl to, kad reikia apsibriežti tam tikrams periodams, nes jeigu tiesiog paimamės visą tą periodą metų ir metų, imtys yra labai sporadiškos, nes vyresnių yra biškai daugiau negu jaunesnių ir tu turi apibriežti kažkokiu matu iš esmės per tam tikrą laiko tarpą. Šiaip gal paėmus mūsų tą imtį, pas mus nėra taip, kad vaikščiotų labai daug paauglių, nėra taip, kad vaikščiotų labai daug 20-mečių. Pagrindai vis tiek žmonės prasideda kažkur nuo 30 metų ir vyresni. Turim aišku ir jaunesnių žmonių, bet jie jau yra ganėtinai reti palyginus. 80% asmenų yra nuo 30 iki 59 metų. Tai va čia yra visas mūsų krymas. Tai jo, tai ar vyresni žmonės geriau toleruoja, ar ne? Pakartoti. Ar vyresni, ar jaunesni žmonės toleruoja, kaip čia, daugiau tonažą? Darbo krūvio. Per vieną mėnesį periodą vidutiniškai. Jeigu tai pasijėmus dabar, ką sako literatūra ir ką sako patirtis, ką byloja, ir tiek mano, tiek bendrai ten, kiek be pasižiūrėsi internete, pasiklausi kažko, tai visi sako, kad vyresni žmonės blogiau perneša padidėjusių darbo krūvį. Jau geriau yra dirbti su didesniais svoriais, bet su mažiau pakartojimų, negu dirbti su daug pakartojimų ir su mažai svoriais arba su tais pačiais dideliais svoriais, bet daug pakartojimų. Tai tokiu atveju ten vengt serijų po 8, po 10, po 12, po 15, o pasilikti prie serijų po 1, 3, 5 pakartojimus. Tai aš spėčiau, kad ir mūsų duomenys turėtų tą patį parodyti, kad mes sportuodami matėm, kad jaunesni žmonės, ten 30-40, pernešė tą darbo krūvį didesnį geriau negu vyresnio amžiaus žmonės. Nedaug pasakysi, ne. Visiškai jokios asociacijos. Jokios asociacijos. Okay. Nėra jokio pagrįstumo tarp šitų grupių, arba nėra jokio skirtumo tarp šitų grupių. Jo. Pas jaunesnius atrodo, kad yra karts nuo karto užplaukimai didėjimo intencijų. Čia reiškia, maksimalų svoriai kartais yra aukštesni. Reiškia, žmonės jaunesni treniruočių blokose atrodo, kad jie kartais padidina ir vėl sugrįžta, padidina ir vėl sugrįžta. Vyresni žmonės turi iš esmės pasiskirstymą pakankamai tolygiai. Taip jų treniruotės, jeigu ir didėjos, graduliai didėja, jeigu krenta, irgi graduliai krenta. Kai tu pradedi lyginti tarpusavį mėnesių intervalus, visiškai susilygina tonažai. Okay. Čia gali būti susiję irgi su mūsų modeliu, pagal kurį mes treniruojam. Mes treniruojam dažniausiai žmonės jėgai. Ir jėgai tie pakartojimai tiek vyresniem, tiek jaunesniem žmonėm mes dažniausiai nejudam virš 5. O jeigu ir judam virš 5, tai dažniausiai jau ateina žmonės, kurie specifiškai nori kažkokiu tai kitokių tikslų turi. Ateina žmonės, kurie kažką tai skauda, jie nori sustiprėti. Efektyviausias stiprėjimui mes naudojam pakartojimų skaičių iki 5 kažkur pakartojimų, būna kartais iki 8 pakartojimų, bet plius minus mes visą laiką patogiai jaučiamės su tuo 5. Tai gal dėl to mes nematom labai didelių tų svyravimų tarp vyresnių ir jaunesnių žmonių, bet jeigu taip... Imtis yra apie 217. Jo, bet jeigu taip atvėrus dabar galimybės ir tiesiog ne tai, kad mes gydom žmonės, ne tai, kad mes padedam jiem geriau jaustis, tenai sustiprėti, kad jiem neskaudėtų nugaros, tai manau, kad rezultatai būtų kitokie, jeigu tiesiog mums pasakytų, treniruok tą žmogų kaip įmanoma geriau, kaip tik gali geriau. Tai aš vieną žmogų treniruočiau su daugiau pakartojimų ir ten mažesniais arba ten didesniais svoris, nesvarbu, o vyresnį žmogų turbūt treniruočiau su mažiau pakartojimų, vengčiau didesnių pakartojimų dėl atsistatymo galimybių ir panašiai. Tai čia gal žinai irgi labai toli bėgti nuo pačio teiginio nereikėtų, nes originaliai tiesiog mums šitie skaičiai pasako, kad įlyginant, kaip tai žinai, apple to oranges, obuolius su kriaušėmis, abi dvi grupės bendro darbo kiekio toleruoja tiek pat. Apples to oranges, obuolius su kriaušė. Galvoju, yra čia kriaušė. Obuolius su apelsinais. Atsiprašau. Ačiū. Tai va, kad iš esmės tos dvi grupės jos yra, kaip čia, toleruoja tiek pat krūvio, nes, irgi, pamastykime iš kitos pusės. Galimai, kad su vyresniais irgi buvo bandyta karts nuo karto didinti. Spėjimas, nes tikrai nėra visi taip, kad, kad tu gal ir nedidini taip staiga svorio vyresnį, bet, tu nesi vienintelis dirbantis. Yra 9 žmonės, kurie treniruoja. Tai iš esmės yra tie, kurie gal ir bando tai daryti, bet suma sumarum, nes čia imti, žinai, kai galvoju, vienoj grupėje yra 200, bendrai 17, bet vienoj grupėje yra viški virš 100 žmonių, vieno 100, kito 100. Tai suma sumarum atrodo, kad vyresni toleruoja daug darbo. Nėra teiginys apie sunkų darbą netoleruoja. Tiesiog apie bendrą darbo kiekį. Okay. Tai kitaip tariant, vyresnis neturi atmazo
kad aš tai negaliu tiek daug dirbti, nes aš vyresnis. Jo. Tu gali dirbti tiek pat, kiek ir tavo jaunesnis counterpartas. Jo. Tai čia labiau apie bendrą darbo kiekį, ne apie sunkumą iš esmės. Okay. Kitaip tariant, bendras darbas neišsekina fundamentaliai to žmogaus. Ja. Jisai gali būti, kad gal kitaip skirstamas yra ten, gal vienas žmogus per vieną seriją padaro ten 5 pakartojimus, kitas žmogus padaro per 2 serijas 4 arba ten 6 pakartojimus. Tiesa. Ir čia kokį reikia pasakyti svarbų aspektą apie šitą bendrą darbą ir vyresnius asmenis. Čia yra suplakti visas tonažas. Kitaip tariant, ne vien compoundiniai judesiai. Akcesoriai irgi skaičiuojami. Jo. Reiškia, ko mes tiksliai nežinome dabar šitos imties, ar tas tonažas yra renkamas gal jaunesnėse per compoundus, o vyresnėse atsiranda daugiau ir akcesorių, kur šiaip lengviau pernešti. Mes to nežinome. Bet čia klausimas gali būti sekantis, kur gali pro tą krosinti jų duomenis. Jo. Bendraja prasme, bendro darbo, tai reiškia kūnui tolerancija yra identiška tarp vyresnio ir jaunesnio. Okay. Tai. Good. Tada einam prie antrojo. Čia klausimas, kurį tu pats buvai uždavęs. Gerai, kaip dabar čia suformuluoti teisingiau. Kokia yra koreliacija, arba su kuo koreliuoja geriausiai, paimkim kaip 2 matus. Tai yra intensyvumą ir tonažą. Čia vėl klausytam biškai išversime. Tonažas, kaip aš tai užšnekėjome, tai yra tiesiog bendras darbas, o intensyvumas, tai turime samį, kiek sunkiai žmogus dirba. Didžiausias pakeltas svoris tą treniruotę įsivaizduokim. Taip. Tai vat, kai kalba eina apie traukimus nuo žemės ir tupimus, kaip šitie 2 dalykai koreliuoja su šlaunų dydžiu ir liemens dydžiu. Ir spaudimas virš galvos, spaudimas nuo krūtinės koreliuoja su rankų ir krūtinės dydžiu. Jo. Su kuo? Ar sunkumu, ar bendru darbu? Tai dabar... Kas geriausiai augina kojas ir dubinį? Aš manau, kad bendras darbas šiandien bus teisingas atsakymas, nes, techniškai taip ir turėtų būti, o sunkumas, tiksliau, intensyvumas turėtų būti reguliuojamas, kaip čia. Kuo daugiau tu pakeli, tau nereikia daug didelio svorio kelt daug kartų, kad tu matytum pokytį jėgoje. Bet kai mes kalbam apie didėjimą, tą hipertrofiją, tą padidėjimą apimčių, tai tada jau mes kalbam apie daugiau atliktą bendrą darbą. Kai mes atliekam daugiau bendro darbo, tai mes sukeliam didesnį stimulą augimui raumenim, tai dėl to mes matom apimčių pasikeitimą, bet kai mes keliam labai didelius svorius, tai nebūtinai mums reikia turėti didesnius raumenis, kad pakeltą didelį svorį, kartais mums užtenka tiesiog turėti geresnį neuroraumeninį ryšį su savo raumenim, kad mes geriau įdarbintumėm savo kūną atlikti tą patį veiksmą. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, treniruojam labai sunkiai padaryti pritūpimą arba labai sunkiai pakelt kelimą nuo žemės, tai mūsų intensyvumas bus didesnis netgi dirbant mažiau, su mažesniu tonažu, to volumu, bet su didesniu intensyvumu. Bet apimtis bus didesnės tada, kai matysim, kad žmonės daro daugiau pakartojimų. Apimčių skirtumai. Okay. Čia išskirimą aš dariau per visus 4 judesius. Tai yra su kiekvieno judesio kažkuris ypatumas daro kažkokį pokytį mūsų kūnui. Tai tupimas, kuo tu sunkiau tupi, tuo stipriau didėja tavo šlaunys. Okay. Tai ne su tonažu, o su sunkumu. Okay. Šlaunų dydis koreliuoja. Tai iš esmės, jeigu nori didinti tą zloną tiesiogiai, tai yra tik tais apie kiek sunkiai. Kartai neturi tokios, pagal stiprumą, nes čia dar stiprumo yra koreliacijos vertinamas, tai tu turi, kaip čia, kuo didesnis yra tavo naudojimas svoris 90, kaip čia, intensity 90+, reiškia to artikūno svorio, arba, kaip čia. 9+, tai turiu menį 9% sunkumo pagal tavo One Rep Max'ą ir 9% 9% One Rep Max'o. 9 One Rep Max'o. Tai reiškia, tikrai sunkus setai turi būti ir jie turi vis būti augantys. Nes jeigu vis didėja tavo kuo stipresnis vis darais, tuo didesnis darosi ir tavo šlaunys, paprastai šnekant. Bet kiek tu daug tai darai, mažiau svarbu. Taip, nes čia irgi mes prieinam prie to, kad pirmus porą mėnesių žmonės stiprėja ir dažniausiai net nelabai mato pokyčio ant savo kūno, nelabai ten keičiasi formos, nes žmonės bendrai nesupranta, kiek jie iš tikrųjų yra stiprus. Tai dėl to jie būna
vieną treniruotę ateina ten kokią 4-5 treniruotę, kelia 40 kg ir galvoja, blemba, uždėtum dar 5 kg, nebepakelčiau. Ir tada po 2 mėnesių tupė 65 kg ir sako, blemba, uždėtum dar 5 kg, nepakelčiau. Tu man lygiai tą patį prieš 25 kg sakei. Tau tiesiog dabar atrodo, aš negaliu pasakyti žmogui, kad jam nėra sunku, viduj, kad jis nesijaučia, kad jam sunku. Bet aš pragyvenimui žiūriu, kaip žmonės daro šitos pratimus ir aš matau, kokiu greičiu juda ta štanga, aš matau, kaip jisai atrodo, kai jisai kelia tą štangą ir aš matau, kad jis turi dar galimybę daugiau kelt. Bet viduje jam yra labai sunku, tiesiog jis niekada nėra susidūręs su tokiu sunkumu. Taip. Ir kiekvieną kartą tu uždedi truputėlį daugiau svorio, jisai perlipa per tą sunkumą ir per ilgą laiką, kai mes tai ištempiam, jisai darosi vis stipresnis. Tai pirmi tie 2 mėnesiai jie dažniausiai daug labai neparodo, jie tik parodo, kad žmogus geriau perlipa per savo tą baimę, kad man yra sunku ir kad aš galiu vis dėlto daugiau padaryti. Ir tada jau, kai prasideda tikrai tie sudėtingesni svoriai, tai mes jau pradedame matyti adaptaciją ir iš hipertrofijos, kur raumenys iš tikrųjų pradeda didėti. Dėl to, kad irgi jėga tiesiogiai koreliuoja su didesniais raumenim. Tai nėra taip, kad vien tik tai tos neuroraumeninės jungtis mūsų tampa geresnės, bet ir tuo pačiu, jeigu mes norim dar daugiau svorio kelti, tai mums reikia ir masės pačios didesnės, nes masė judina masę, nu, tai jeigu būsim didesnį, tai judinsim didesnį svorį. Tai per ilgą laiką manau, kad jo padidėja per didelį keliamą svorį, bet per trumpesnį laiką tai nelabai kas matos. Ir čia tą patį visiškai rezultatą turi virš galvos spaudimas ir spaudimas nuo krūtinės. Ten judinant irgi virš 90% tilės sunkumo, irgi žastas didėja greičiau. Okay. Tai reiškia, šlaunų dydis ir žasto dydis tiesiogiai koreliuoja su kiek sunkiai tai darai. Taip. Bet. Deadliftas. Kas su juo nutiko? Deadlifto tik tais bendras tonažas koreliuoja su šlaunų dydžiu. Ok, geras. Atvirkščiai. Žiauriai keista. Aha. Bet palauk. Ir aš šiaip čia paspekuliuot galima. Kodėl aš turiu savo vieną spėjimą, koks tavo pirmas būtų shorthandas? Kad trūksta ekscentrinės fazės su deadliftu, nes mes turim koncentrinę fazę, tai yra, tą patį pakėlimo momentą, kai mūsų raumenys susitraukia, nugalėdami pasipriešinimą, koncentrinė, ekscentrinė. Tai koncentrinė, kai susitraukia nugalėdami pasipriešinimą, įsivaizduokim, sulenkiam kumštį, nugalėjom pasipriešinimą, ekscentrinė man kažkas tai išlenkė kumštį, aš bandžiau priešintis ir išilgino man raumenis. Tai mes per deadliftą neturim ekscentrinės fazės. Tai mes pakeliam labai didelį svorį ir mes tiesiog leidžiam jam vos nenukrist, palydim jį žemyn. Tuo tarpu per pritupimus, per overhead pressą, per bench pressą mes turim kontroliuoti, nuleisti svorį. Tai mes turim leisti svorį mus nugalėti, išlaikydami įtampą raumenyse. Ir tas ekscentrinis momentas, jis yra tas, kuris sukelia daugiausiai stimulų augimui, daugiausiai kaip ir žalos, ten sukelia raumenį, kas nėra blogai, neišsigąskit. Tai dėl to aš manau, kad nėra ekscentrinės fazės deadlifte, dėl to tenais mažiau matosi ta koreliacija dėl didėjimo su bendrų krūvių. Bet tu kalbė apie... Mes nežinome, kaip koreliuoja... Aš žinau, kad negerai koreliuoja su maksimaliu svoriu judinimu. Ar tai? Taip. Okay. Blogai koreliuoja. Silpnai labai. Okay. Bet su tonažu. Ir čia atsakymas gali būti... Aš manau, kad kaip čia, tai, ką mes dabar turime iš dabartinių imčių, yra tiesiog vis dar maskuojama. Vien dėl to, kad taip, mes daugiau dirbam su pradinukais. Šitie, kurie žmonės pradeda tai daryti. Jau. Nes aš nepadariau kryžmos žmonėm, kurie, nes šiuo klausimu nedariau, nes tiesiog buvo, neužteko laiko važiuosiu išnuliuoti viską. Žmonės, kurie yra labiau, kol jie dar iš pradžių sportuoja, trauka nuo žemės mažiausiai judantis objektas. Taip. Sunkumo prasme, santykinai mažai pastiprėja žmonės šitame judesyje, nes jie startuoja jau santykinai aukštai. Jo. Čia tas mažiausiai baisus pratimas žmonėm būtų iš pradžių. Taip. Nes kaip ir, tas deadliftas, visiems baisu, daug labai stigmų su juo yra, bet pirmą treniruotę žmogus ateina, pradeda kelt, supranta, kad teisingai keliant nieko baisaus, Taip. Tu jam parodai, kaip teisingai kelt ir tas pratimas mažiausiai balansavimo reikalauja. Taip. Nes kur tu turi balansuoti ilgą labai judesio grandinę, darydamas spaudimą virš galvos, kur tu turi balansuoti savo tą kūną, spausdamas nuo krūtinės, kad neužsimestum ant savęs iki tos štangos, kur tu turi ten balansuoti darydamas pritupimą, kur žmonėm irgi baisu pilnai iki gylio pritūpti, ir kur deadliftą tiesiog pasilinkiai pakėlė ir padėjo ant žemės viskas. Tai kadangi nėra baisu daryti pratimą, tai žmonės iš karto jau su mažesniu tokiu bloku galvoja, ateina ir pradeda daryti tą deadliftą. Praktinė netgi dalis yra, kad ką mes matome, kad jeigu tu darai, jeigu labai wonky ir kreivai žmonės su pritupimu jaučiasi, arba tempia pečius ir kita, mes net ir 5 kg štangą jiems naudojam. Ja. Ir tada su laiku tu užaugi, kai žinai, pilnos 20, tada ir svoriu pradėti. Tai reiškia, intensyvumas pastoviai augantis. Su deadliftu, kad ir kiek tu silpnas, žinės, pirmą treniruotę yra 30 kg. Ja. Nes 30 beveik niekam nėra sunku pakelti. Ja. Tai to pasiekoje deadliftas mažiau realiai progresuoja intensyvumu. Vaikų, kurie ateina su savo tėvais, kur ten tėvai su 30 kg štangą apšilinėja, vaikas ateina, galiu aš pakelti, normaliai. Ja, tai va, tai čia aš manau, kad grinai
taip, kaip mes taikome, kurios publikos dėl to nesimato šitas skaičiaus ir dėl to jis yra, biškai netikslingas. Gerai, kad netęsti per daug, tai einam į trečiąjį. Čia atsiranda naujas matas, tai yra kiek svarbu, nes mes prieš tai kalbėjome apie, kad reikia judinti sunkius svorius. Dirbti 90% plus, kad turėtume efektą kažkokį didėjimą. Ir čia dabar yra, kiek svarbu yra dirbti apimčių didėjimą. Taip. O dabar tema yra irgi apimčių didėjimas, bet kiek apimčių keitimas yra svarbu, kiek tu santykinai sunkiai judini svorio. Kitaip tariant, ar jeigu dabar tu esi netreniruotas ir nusprendi, kad nori turėti, didelės kojas. Ir taip, gerai, tai aš darysiu tada, su 30 kg 100 pritupimų. Lyginant su tuo, kai tas žmogus pasirenka ilgesnį laiką treniruotis, gali jau reguliariai judinti 50 kg ir su 50 daro tai. Kurioje grupėje ir kiek stipriai geresnis gaunasi rezultatas. Tai čia, aš dabar atskirsiu, nes čia išsidalinimas šiek tiek yra. Atskirimas toksai buvo, kad žmonės, kurie, dabar kad nesumaišyti tiksliai, taip, tai yra, kad tu yra atskirtos dvi grupės. Čia aš dabar lyginu tik tais du sporo judesius pasiėmu, tai yra pritupimas ir spaudimas nuo krūtinės. Tai pritupime, kad žmogus turi judinti bent pusę kūno svorio, jeigu eina bent pusę kūno svorio, eina prie, kaip čia, stipriųjų santykinai, jeigu mažiau nei pusę kūno svorio, silpnasis santykinai. Tai tai tada gerai. Kaip manai, kurioje grupėje ir kas yra geriau? Jeigu judinis... Su šlaunies didėjimu. Pritupimas ir šlaunis. Pritupimas, silpni žmonės, tai yra tie, kurie mažiau negu pusė, stiprus, tie, kurie daugiau negu pusė, pas ką daugiau paaugo. Taip. Tai tie, kurie daugiau negu pusė kilnoja. Taip, logiška. Kitaip tariant, jeigu tu papuoliai į tą grupę, kad mažiau nei pusė kūno svorio, judini, neauga šlaunis. Ne. Jokio pokyčio. Okay. Tu paimi žmogų, kuris sveria 80 kg, jisai tupia su 40, nėra iššūkis žmogui. Niekaip nesikeičia kojos. Yeah. Tie, kurie virš to, jiems keičiasi, čia irgi labai išsisklaido tie duomenys, bet grubiai tenais būna 1-2 cm pokyčiai. Čia gal minusas yra, kad ne visi, čia visi žmonės, kurie yra paimti į šitą imtį, yra tie žmonės, kurie nuo datos pradžios iki datos galo. Ar čia kažkurie per vidurį buvo prisidėję? Tie, kurie atitiko šituos, labai gražiai išsidalina grupės, čia yra 64 asmenys. 32 kiekvienoj grupiai. Ja. Ir įtraukimo kriterijus buvo, kad visi per visą laikotarpį sportavo. Okay. Ir tada yra kitas, yra spaudimas nuo krūtinės. Spaudimas nuo krūtinės ir padidėjimas žasto. Ne, ir ne žasto padidėjimas, o raumenų kiekio padidėjimas. Viso kūno raumenų kiekio. Tai kaip koreliuoja dabar, tu spaudi nuo krūtinės daug ir spaudi nuo krūtinės didelį santykinai svorį ir dažnai ir... Santykis irgi tam nuo kūno svorį. Taip. Okay. Tai ne pem čionais yra išdalinimas, kitas čia yra 40. 40. Tai, vis tiek bus didelių svorių. Jep. Jeigu tu santykinai su mažu svoriu darai nuo krūtinės spaudimus, tavo raumenynas visiškai nesikeičia. Ja. Viso kūno raumenynas. 0 pokyčio. Jeigu keli virš, tik jeigu tu benčini dažniau iš to, kai tu benčini 90% tik tais didėja raumenynas. Ja. Kitai benčo visur pasigaunasi. Virš kiam procentų, jeigu tu benčini iki 9%, tai rodo, kad nėra didelio pokyčio reikšmingo, bet jeigu tu benčini 9% ir aukščiau, tai tada atsiranda pokyčio. Skvotų ir benčo visus duomenis man pražiūrėjus, tendencija kokia ryškiausia yra, su skvotų grinaja jėga ir su benčo grinaja jėga tik tais didėja kūnas. Ja. Jeigu darai tiesiog daug pritupimų, niekas nesikeičia, darai daug tiesiog benčų lengvų, niekas nesikeičia. Turi sunkiai spausti ir dažnai spausti. Jo, bet irgi tas sunkiai gali būti labai, kaip čia, įvairiai įvardinamas, nes vieniems žmonėms sunku yra pagal duomenis. Nes vėlgi, kaip sako, yra melas, baisus melas ir yra statistika. Taip. Tai pagal duomenis, dabar mes sakom, kad tiem žmonėm yra 9% sudėtingumo, ten, kur mes matuojam, kad atsiranda reikšmingi pokyčiai. Taip. Tai vieniems žmonėms 9% sudėtingumas buvo, kai jiem realiai buvo sunku, kitiems žmonėms 9% sudėtingumas buvo, kur jiem nustojo skaudėti ir jie tiesiog pasirinko nebekelt daugiau svorio didesnių. Yra tokių atvejų, kur žmonės ateina, sako, man kažką tai skauda, sakau, okei, tau kažkas skauda, sportuojam. Mes pasportuojam, žmogui nustojo skaudėti ir aš sakau, o
tu turi iš vis tokį tikslą daugiau svorio kelti, ar tu nori, nes jeigu tu nori pradėti daugiau svorio kelti, tai mums tada reikia jau pradėti ir į mitybą žiūrėti, reikia ir atsistatymą biškutį pasižiūrėti. Tai reikia pažiūrėti, kad tu atėjęs į treniruotę, galėtum įvykdyti tą treniruotę ir kad galėtum funkcionuoti po tos treniruotės savo normaliam gyvenime. Ir žmogus sako, mano pagrindinis tikslas, kad man tiesiog neskaudėtų, man ten tie svoriai nelabai svarbu, kiek aš judinu. Taip. Ir tada prasideda taip, kad su kai kuriais žmonėmis mes tiesiog judinam labai panašius svorius. Ir jisai jaučiasi gerai, nieko neskauda, bet jisai ir nestiprėja. Ir atrodo, kad jam čia 9% maksimalus pajėgumas, bet jeigu jis turėtų tokį poreikį, turėtų tokį norą, tai mes galėtumėm pakelti jį dar per 20-30% į viršų. Ir tu teisingai, nes šiandien mano 5, aš peršokau biškį 4, nes 5 buvo apie krūtinės didėjimą ir benčą, su kuo koreliuoja apskritai benčo didėjimas. Jo. Ir su tonažo intensyvumu ir krūtinės matų, kur yra kryžmai visą vykstanti. Tai su bendru tonažu krūtinė irgi va čia kartojasi, niekada nedidėja. Žiūri, keista. Su bendru tonažu nieko. Nu. Bet tik tai su darbu 90% į viršų. Na jo. Tai krūtinės apimtis ir bendras raumenų kiekis geriausiu atveju auga tik tais, jeigu didėja tavo maksimalūs judinami svoriai. Krūtinės apimtis ir tavo raumenų kiekis. Raumenų kiekis. Taip. Jeigu didesnius maksimalius svorius kilnoja. Taip. Okay. Šiaip bendras darbas mažai ką daro. Ja. Nu čia tik dar kartą įrodo, kad jeigu tu nori kažkokių tai sporto salėje rezultatų, tu turi dirbti sunkiai. Tai negali ateiti ir tiesiog vieną prakaito lašą užsidirbęs išeiti iš sporto salės, kur ten 5 kg rankai palankstai, pas mane bus dideli bicepsai dabar. Ir čia bus, bet tai galioja, kaip aš prieš tai jau sakiau, tik tai su pritupimu ir benču. Jėzau. Tik su pritupimu ir benču šitas. Tai galit lengvai deadliftinti, bet turit labai sunkiai pritupis. Ir mes einam prie deadlifto. Ką daro didelis tonažas traukos nuo žemės? Fraina. Iškepa centrinė. Didelis tonažas su santykinai žemu svoriu, nes kai tu judini, čia aš pavadinęs tiesiog santykinai mažų svorių. Tai yra ta grupė, kuri kelia santykinai lengvai, tai yra tarp 50-70, bet tai renka labai daug tonažo. Jo. Ką tai daro jų liemens apimčiai? Didina. Turėtų didinti. Mažina. Man tai vis tiek palsalvai įsitempinėjai pastoviai. Tik jeigu sunkiai. Akcentas yra lengvas svoris. Vienas iš taip pat kaip benčas, tas buvo, jeigu benčinis sunkiai ir kaip čia sunkiai ir visą laiką vis bandai stiprinti, tikrai didės ir kaip čia ir masė, ir krūtinė. Su deadliftu ir tonažu lengvu yra visiškai priešinga logika negu su tuo, nes tavo juosmens apimtis mažėja, tavo rieblių kiekis mažėja. Ja. Tai kuo tu daugiau deadliftini lengvai, tuo tu tampai liesesnis ir tuo tu turi jų siauresnę taliją. Okay. Nu jo. Šiaip dažniausiai čia gal vienas iš tokių baimių pas žmonės ir būna, kad jeigu pradėsi ten deadlifting squatint, kad pas tave ten liemo padidės, žinai, nes, vis tiek ta valsalvai, tempinėjai pilvą, ten... Liemo didėja tik tai, kai yra didėja deadliftas. Jo. Jeigu deadliftini lengvai. Ir tai jeigu didėja deadliftas, ne visiems didėja liemo. Jo. Bet visiems kiekvieno, kas deadliftina lengvai ir daug, siaurėja liemo. Nu, prašau. Tai, žinai, didėja raumenų tonusas. Tu išmoksti kontroliuoti krūtinę, kas susiaurina šiaip tavo taliją, nes diafragma pakyla. Tai va, tai iš esmės, vienas iš stipriausiai neigiamų koreliacijų turintis dalykas. Deadlifto tonažo augimas ir talijos mažėjimas. Šitą man patinka, šitą nauduosiu dabar. Šitą galėtų sakyti to mergaitę. Taip, jeigu norit liemens gražaus, tai va, jums reikia. Žiūrėk, ir užpakalis didelis ir liemo mažas. Jo, ir čia netgi yra naudinga, čia netgi naudinga, kad tu neturi didelio, kaip čia, kad tu judini dar santykinai žemai savo kūno svorio. Jo. Tu gali tuos 5 kg kilnoti ir didėja, čia, žinai, mažėja. Tik čia 40 kg. 40 kg, kas nėra tikrai labai sunku. Taip. Nu ir prieinam prie paskutinio iš tų mano visų matavimų, tai yra apie kaulų masės didėjimas. Čia, žinai, tas toks piece de resistance. Kas tu? Nekartok. Čia, žinai, mano butcherį ta prancūzų kalba. Ok. Supratau. Tai kaip manai, su kuo geriausiai koreliuoja kaulinės masės, arba pas mus mineralizacinio aparato rodoma, su kuo geriausiai koreliuoja? Ir čia ar su judesiais, ar su kažkokiais kitais antropometriniais duomenimis? Bus intensyvumas squat ir deadlifto. Kuo sunkesnis svorį keli. Nesvarbu, kiek kartų pakeli, bet kuo sunkesnis squat arba deadliftą darai, tuo tavo kaulų tankis didesnis. Okay.
Nes irgi kaulų tankio augimas skatina geriausiai skeletinis tas ašinis spaudimas. Tai kai mus prispaudžia prie žemės kažkas tai. Taip. Ir tas yra saugus būdas didinti mūsų kaulinę masę, nes jeigu mes kaulą suktumėm, jeigu mes jį laužtumėm, tai jisai nėra patvarus tokiem krūviam, bet jeigu mes ant kaulo uždedam kažkokį tai sunkų daiktą, tai jisai labai patvariai jį atlaiko. Tai ir kuo mes sunkesnį daiktą dedam ant kaulo, ant mūsų ašies, tai tuo jisai didesnį stimulą gauna augti. Tai dėl to pritupimo metu, kai mes stovim užsidėję šnagą ant nugaros, ir deadlifto metu, kai stovim su dideliu svoriu, laikom jį iškeltą. Okay. Arti, aš čia taip labai asketiškai pavadinau, nes tai yra su kokiais rodikliais, nes yra daugiau negu vienas rodiklis. Efektas nėra stiprus, jis labai silpnai pasireiškia toksai, grubiai, jeigu viską iš to, ką mes čia turime duomenys darai teisingai, tai geriausiu atveju for 10% tai pasireiškia. Reiškia, čia nėra čysta. Tai nėra, kad tai tiesiogiai koreliuoja visais atvejais. Tiems keliems, kuriems tai darė, išryškėjo per šitos faktorius. Vienas faktorius, kurį teisingai paminėjai, bet konkrečiai vėlgi buvo su tupimu. Taip pat kaip tupimas didina tiesiogiai šlaunį ir galę, tūpti sunkiai didina ir kaulinę masę. Deadliftas neturėjo tokios koreliacijos. Neturėjo tokios koreliacijos. Kitas dalykas, kiti du dalykai yra niekaip nesusiję su judesiais. Vienas iš jų yra, kai tavo didėja bendra masė, didėja ir kaulinė masė. Logiškai pagalvojus, daugiau sveri, pasyviai daugiau su savim nešiojas pastoviai. Taip, tai niekaip nesijant su jokių judesiu, tiesiog jeigu svoris didės ir kaulinė masė. Trick question buvo. Ir trečiasis yra neigiama koreliacija čionais. Ne, teigiama, atsiprašau, ne neigiama. Didesnė riebalinė masė? Taip. Kol daugiau didėja riebalinė masė, to didėja kaulinė masė. Čia prie bendros masės irgi galim pridėti, nes lengviau riebalinės masės priaukti negu bet kokios kitos masės. Vandens masės. Bet čia aš jos du įskyriu dėl to, kad atsiskiria šiek tiek. Bendros masės augimas čiut net dvigubai daugiau, dvigubai dažniau koreliuoja su kaulinės masės didėjimu ir limbinės masės, perpus mažiau negu bendros masės. Mes turim gal vieną dalyką, kai mes turim didesnę raumeninę masę, tai mes turim stipresnius, didesnius raumenis, kurie traukia už kaulo ir tas paskatina kaulo augimą, ir mes turim tada tiesiog riebalinę masę, kuri kaip negyvas svoris prisideda irgi. Taip yra papildomas svoris, bet jisai netraukia nieko už kaulo. Ir čia, žinai, kur net juokinga man šitą iš dalies sakyti yra, nes už visų metų visą darbą iš šitų trijų faktorių, apie kaulų šnekant, bendras svorio didėjimas geriausiai koreliuoja, riebalų masės didėjimas antras geriausiai koreliuojantis, sunkus skvotai, paskutinis, kuris koreliuoja, ir jis yra 10 kart silpnesnis už bendros masės efektą. Tiesiog reikės pradėti žmonėms daugiau valgyti, o nesportuoti, kad kaulų tankį pasididinti. Tai čia irgi, man apie kaulinę, irgi aš kažkaip tikėjausi geresnių rezultatų, nes ne vieną kartą skirtingose kryžmėse, žinai, ar jeigu izoliuoju tik tais jaunesnius asmenis, nes yra koreliacijos, nėra. Jeigu aš tik tais paimu tenais šiaip iš savęs didesnius asmenis, ar pas juos kažkoks pokyčiai, ne. Jeigu paimu tik tais vyresnius asmenis, nėra. Ar koreliuoju tik tais pašalinu visus tipo tonažo elementus ir lengvą darbą palieku tik sunku, nėra. Palieku tik tais vidutiniškai sunku darbą su tau tonažu. Nėra. Jokie kryžmėje nėra koreliacijos. Iš to išeina 2 pastebėjimai. Per trumpas periodas, nes mes metais santykinai kauliniai naujai genezai šiaip yra labai trumpai ir aparatas nėra toksai tikslus, kad mikrogramais galėtų, gramais tasme paklaidos ribose. Šiaip mes kalbam apie netgi ten 10 gramų skirtumas kaulų masėje, jau pakankamai didelis, reikšmingas. Taip, tai dėl to, nes mes matuojame realiai kilogramai, realiai 100 gramų pas mūsų aparatas matuoja, tai čia daug yra labai. Kai mes turime imti, nes šimtis kažkur yra virš 300, mes kažkokią tendenciją matome jau. Tendencija reiškia būtent per bendros masės efektą. Per bendro masės dėjimą jau kaulas didės. Reiškia, tikrai mes kažką pastebime, kas yra apčiuopiama. Tiesiog krūvis padidina ne 100 gramų, 10 gramų. Reiškia, reikia arba daugiau laiko, kad pamatytum tikrai, arba pradėti gryninti, iškeliant, kad skvotas turi būti maksimalus didėti, kad didėtų. Reiškia, tu turi izoliuoti kažkokią grupę, didinti tik tai skvotą. Tuo pačiu krūvis didina masę. Didelis skvotas didina šlaunį. Aš iš šito, žinai, aš net pasakyčiau, jeigu, žinai, juokintis, kad jeigu tu turi, ir čia, žinai, visą deramą pagarbą, jeigu esi vyresnio amžiaus ir nori didinti kaulinę masę, bet aš nenoriu priaugti riebalų, it's not gonna work. Man, aš nesakyčiau, kad tai blogai. Ne tai, kad riebalų, tu turi pridėti bendros masės, negali izoliuoti didėti tik tais kaulinis tankis. Jo, bet man šitas dalykas tiesiog parodo tokį vieną
komišką dalyką, kad žmonės sako, man reikia padidinti ten kaulo tankį, ne? Man sakė, kad eit pas kineziterapeutą ir daryti ten pasipriešinimo pratimus, kad man didėtų kaulinis tankis. Ir žmonės ateina ir tampo gumą. Mes matom, kad žmonės dirba su 40, 50, 60% sunkumo ten intensyvumu. Gerai, mes esam galbūt ribojami kažkiek tai to maksimalaus intensyvumo, to noro žmonių iš tikrųjų kelt maksimalius svorius. Jeigu mes paimtumėm ten profesionalius žmonės, kurie ten profesionaliai kilnoja labai didelius svorius, ten mes matytumėm milžinišką kaulinį tankę, ne? Bet jeigu mes paimam žmonės, kurie tiesiog rekreaciškai sportuoja, kurie tiesiog sportuoja tam, kad gerai jaustųsi, jie nesiekia jokių rezultatų, tai tas jiem sunkus svoris, jisai nebūtinai iš tikrųjų yra labai sunkus. Bet jisai jiem galbūt jaučiasi sunkus, ne? Ir netgi to svorio neužtenka, kad padidinti reikšmingai labai stipriai tą kaulinę masę, per bent jau tokį trumpesnį palyginus laikotarpį. Tai žmonės tikisi, kad tampydami gumas, priešindamiesi taip savo tiem kaulam, kad jie augtų, jie priaugs reikšmingai kaulinės masės, kai netgi kelnodami ganėtinai sunkius svorius nesugebėjo priaugti. Tai man šitas yra mind-blowing, kad žmonės tikisi, kad, nežinau, pilatesas arba ten bėgimas, man atrodo, didesnį šansą turi padidinti tavo kaulinį tankį negu pilatesas, nes kai bėgioji, tai bent jau pastoji trankais į asfaltą. Tai tas trankimas bent jau padeda gal kažkokį stimulą priaugti ant tų kaulų didesnių. Bet kas liečia visokių ten plaukiojimų ir klavimų ir panašiai, kur nėra pasipriešinimo didelio, kur nėra trankimosi jokio, kur nėra spaudimo jokio, kur kaip tik yra plodrumas, kur kaip tik yra pastoja tik tai koncentriniai judesiai, jokių ekscentrinių judesių, jokio prispaudimo, tai tie sportai nelabai kaip ir padidins tavo kaulinį tankį. Nu, nebent per bendrą masę, žinai, jeigu ten bendrai priaugsi svorio, bendrai padidės tavo raumenis. Bet čia irgi biškė, toliau, žinai, tas duomenis, ten, žinai, skaldžius, taip. Aš tikrai vėl panaudosiu tą patį argumentą, kad čia yra nuobodžiausia tema pasaulyje. Aš čia pradėjau visą tą mintį, kad, žinai, statysim sistemą, imsime duomenis ir ten, žinai, the world's your oyster. Žiauriai bus įdomu. Tai parodysiu pasaulį ir visi bus tokie, wow! O dabar iš tikrųjų video jau 5 minutės žmonės žiūri, svogūnus pjausto ir verkia ne dėl to, kad svogūną pjausto, dėl to, kad nusibodo klausytis apie skaičius. Taip, tai tas elementas, kad tai nėra taip įdomu, kaip gali atrodyti iš pažiūrės, net man kaip a bit nerd. Taip, pradžiai labai įdomu atrodo, žinai, mes kai šitą temą pradėjom kalbėti, kad reikia pakalbėti apie šitą temą, bus žiauriai įdomus rezultatai. Kryžmės, tarsi, tam tikrai procentiliai pradeda ryškėti. Wow. Džiaugis, kad aš dar nepradėjau šnekėti apie Spearmano regresinės algoritmus, apie tai, kaip matuojame šitą statistiką. Aš kažkada baigiau universitetą ir man kažkada reikėjo statistikos egzaminą laikyti, nekeičiu Spearmano, ten Wolfo ir panašiai. Tai ką labiau noriu to pasakyti, kad tu labai ant teisingos temos sušokai, kad yra fundamentaliai, ko mes negalime pasakyti su šitais duomenimis, kad, tūpsi daugiau ir sunkiau dėl to didės. To tiksliai pagristumo nėra. Ko mes negalime vertinti dėl to, kad tai, kaip pradėjom labai žiūrėti, pats pūlas yra labai chaotiškas ir sporadiškas, nes niekas tikslingai nedirbo. Toj populiacijai yra dalis žmonių, kurie dirbo dėl kaulinės masės, bet jie skęsta visose kitose duomenyse, nes jie yra dalis viso to. Koks iš tiesų yra kaulinės retencijos elementas čionais? Nes tu techniškai tada turi lyginti su kita grupė, kuri nedaro šitų dalykų. Jo. Ir kaip per metus jų keičiasi kaulinė masė, nes gal jiems krenta, o šitiems išsilaiko. Gal tai yra laimėjimo elementas. Vien tik tas šiaip ir turėtų būti laimėjimo elementas, nes čia didinamas suplaka. Kaulinės masės auginimas ir kaulinės masės retencija. Kaulinės masės retencija mes matome iš esmės, nes kaulų niekam nesumažėja fundamentaliai. Jokioj kryžmai kaulinė masė nemažėja. Išliko. Kaulų masės didėjimas, ir čia, žinai, šitas angliškas pasakymas, lietuviškai reikės, čia yra jauno žmogaus žaidimas. Augti lengva, kai tu esi jaunas. Bet ta grupė, kuri dažniausiai rūpinasi kaulinės masės didėjimu, nėra jauna populiacija, jinai yra vyresnė. Kaulinės masės auginimas yra, jeigu tai pavyktų per metus taip chaotiškai tiesiog ištraukti atsakymą, kaip tai padaryti, mes realiai po metų tikėtumės, kad Nobelio premijoms kažkas duos už tai, kad mes paaiškinom, kaip per krūvį paauginti kaulinę masę. Tai čia irgi tall order. Labai aukštą iš kriterijų išsikeliam savo, kad taip lengvai atrasti. Ne, tai man tiesiog dabar duoda atsakymą, kad man reikia pasirašyti tam tikrą algoritmą ir įdėti sistemą, kur, žinai, tie template'ai čiūtinai yra. Kad galėtų žmogus tiesiog ateina bet koks klientas ir jeigu eina pas tave ar pas Pijų ar pas Mildą ar pas Ušinę, nesvarbu, kad nori kaulinės masės, ten tiesiog pušinkit tą template'as ir jums tiesiog pasakys, ką daryti ir va tada po metų vėl lyginkim šitą grupę su šitų metų nespecifinė grupė. Ar toje grupėje matysim geresnį rezultatą lyginant su bendra? Teoriškai yra paprasta pasakyti,
kelk didesnius svorius, padidės kaulinis tankis, ne? Visi taip sako, kelk didesnį svorį, tenais, nežinau, priauk raumenų, ten pas tave padidės to pačiu ir kaulinis tankis, bet vat, kaip ir sakai, mūsų imtis yra labai chaotiška, mūsų žmonės yra visi labai skirtingi ir gyvenime irgi žmonės labai skirtingi. Nėra taip, kad gali paimti bet kurį žmogų ir pasakyti jam, tiesiog kilnok dalykus, žinai, ir tau padidės kaulinis tankis, bet vienas žmogus negali kilnuoti dėl to, kitas žmogus gali kilnuoti, bet yra ribojamas ano ir nėra tokia viena kažkokia tai vaista, kuris visiems būtų lengvai pritaikomas, netgi mūsų žmonės, kurie pas mus ateina, mes su visais norim būti stipresni, bet mes pasiekėm kartais tokias sienas, atsitrenkėm į tos plato, mes pasiekėm tam tikras sienas, kur žmogus nebegali tobulėti dėl kažkokių tai kitų priežasčių, kurios yra įtakojamas jo išorinio gyvenimo, kas nėra mūsų sporto salėje. Ir dėl to labai sunku tą išrasti vaistą, kur visiems būtų template, kurį visiems būtų galima pritaikyti, kad ten visi darykite dabar šitą ir visiems jums sueis. Ne, visiems nesueis, nes vienas žmogus negalės daryti dėl vienų priežasčių, vienas žmogus negalės daryti to taip efektyviai kaip kitas žmogus. Galbūt atėjo ten vienas kitas žmogus, kuris labai efektyviai padarė ir išpūtė skaičius. Ir dabar duosi kitiem daryti ir pas juos skaičiai visiškai nejuda. Ir kodėl? Nes tas žmogus nesveikas. Gerąja prasme. Tai čia žinai, kur amplifikacijos elementas netgi visų šitais ribotais duomenims apie kaulus. Tai kažkai, jeigu matome 3 tokius hintus, kad koreliuoja su bendra masė, riebalų masė ir maksimaliu tupimu. Maksimaliu didėjimu, maksimalus tupimu. Tai skamba, kad čia dabar reikia dar 3 tyrimųjų grupių. Tiem, kuriems tiesiog didėja svoris ir tu žiūri, kiek santykinai didėja ir kaulai tada. Tiems, kuriems, tu juos realiai ne kiek treniruoji, kiek labiau bandai padaryti as far as possible. Čia norėjau sakyti, 2 grupės surinkti nebus sunku. Bet tai ta grupė, kur tiesiog aš noriu, kad tu būtum storas, ateik pas mane. Gal ir be iš jų. Nu, žinai, kaip reikėtų. Už voltą sumokėti ant kuponą, duomenų voltą, kas savaitę duosi. Tai čia turbūt, žinai, mes jūs galime treniruoti free of charge, darysime daug accesorių, tiesiog random shit, kad tiesiog smagu būtų ir tiesiog išersim. Galėsi statyti treniruotis, pakalbėsim ir suvalgysim pyragą kartu. Taip. Ir treneriai visi išsipūtė. Ir treneriai tam patyrimo dalim. Į tą imtyną ir jūs. Tai ką? Sorry. Tai va, čia būtų logiška, nes tu amplifikuoji tas 3 grupės ir tu žiūri, kiek iš esmės, ar jos visos taip pat tokį stiprų efektą turi, bendrą masę, riebalų masę ir galią. Ir tuomet kiek stipriai tai koreliuoja tarpusavyje. Čia yra iš nuo ko atsispirti jau dabar, nes yra pirmieji spėjimai keliami. Bet, nežinau, čia. Kad ir kaip tai iš dalies nuobodu, tuo pačiu čia yra, žinai, iškelia tam tikrus tikslus, kurios, į kur galima toliau judėti, neskaitant tiesiog, žinai, bendro darbo, kurį darome. Ne, aš manau, kad čia nuobodu vien dėl to, kad pamatyti rezultatus ir tokius jaudinančius įdomius rezultatus, kad pamatytum, užtrunka labai daug laiko. Einant visiškai į pabaigą, kuo aš labiau pasidžiaugti, netgi norėčiau, kad ką realiai visas šitas man data analizavimas davė, turiu suprasti, kad sistema fundamentaliai veikia. Jinai duoda duomenis. Jinai duoda, jos dabar tiesiog tu turi analizuoti, iš tos analizės kažką išsitraukti ir nuo to atsispirti. Kad ir kiek mes verkiam, kai jinai prasidėjo, kai buvo tik tai griaučiai tos sistemos, kad blemba, aš geriau jau į knygutę rašyčiau, sėdė atsiklaupęs ant benčo, rašai 9 val. Vakarą treninio programas, vietoj to, kad planšetė tiesiog susivestum, bet dabar jinai pasidarė pakankamai patogiai. Tam patogu duomenis vest, vienas dalykas. Kitas dalykas, nereikia vartyti knygutės ir bandyti atsiversti senus matavimus, ten svorio žmogaus, senus matavimus apimčių žmogaus, didžiausią įmanomą pakeltą svorį, kokį jisai pakėlė per visą laiką, kiek jisai sportavo, daugiausiai kilogramų, kiek jisai pakėlęs per treniruotę vieną. Tiesiog užeini, paspaudi analizę, susižymi dalykus, kurie tave domina ir pats gali pasižiūrėti grafiką gražų. Tai tas labai faina ir įdomu ir žmonėm parodytas yra visai faina. Nes ir kur vėl, pabaigiant tiesiog tą mintį apie tos pačių, žinai, pliusus esamus, praeis dar metai, nes aš sakiau, paimu 25, nes 24 metais mes irgi ją turėjome. Praeis dar 2 metai, mūsų pūlas vis plečiasi. Kai mes kitais metais, žinai, 600 bus, žinai, po to 900 toliau. Kuo daugiau duomenų, epidemiologijos ypatumas yra. Tas metu iš esmės turi masės efektą, bet masės efektą turime didelio kiekio imties efektą. Tai yra, nes kai jau pradedam lipti 1000 plus ir dar daugiau žmonių, kuriuos tu analizuoji, nieko realiai net nekeičiam procese, tu jau matysi biškai geresnius atsakymus. Nes dabar, žinai, iš 300 tai tu gauni, žinai, tokį silpnai 5% efektą. Bet ar tu matysi 5% ir ant 1000, ar matysi 3? Nes jeigu matysi 3 ant 1000, tai tu žinai, kad, gerai, tai jeigu žmonės tai darys, yra tikimybė, kad ir maža 3%, jiems gerėja kaulinė masė. Fine, bet tai yra pagrįsta 1000 imčių. Tai žinai, čia vis geriau
jaukresni rezultatai negu kolageno vartojimas ir kelių sveikata, kur vartoja visi ir efektas zero. Tai va, tai tas jau yra duoda iš savęs, žinai, tam tikrą laimėjimą, tai, žinai, pasidžiaugsiu dėl šito. Bet... Nu ir kaip ir sakai, vien tik tas faktas, kad kaulinė masė nesumažėjo, jau yra laimėjimas. Jo, čia irgi svarbu pastebėti. Metam bėgant, ta kaulinė masė, jinai tirpsta ir jeigu tu kilnoji svorius, tu bent jau priverti savo kūną palaikyti tas, kas jau yra, jeigu nedidint. Tai taip tau nebūtina kilnoti ten maksimalių svorių, nu kaip aš minėjau, ten profesionalų sportininkai kelia maksimalius ten svorius milžiniškus ir ten pas juos labai didelė kaulinė masė bus, bet jeigu paprastas žmogus kilnoja ten jam sunkius svorius, ten jisai nematys didelio padidėjimo kaulinio tankio. Na, kai nematys didelio padidėjimo, bet bent jau nesumažės. Tai bent jau tu taip kovoji prieš tą osteoporozę. Taip. Bent tiek gerai. Tai ta mūsų džiugia gaida. Ja. Pabaigime šiandienos temą. Ir dėkui už klausimą. Kaip sako mūsų montuotojas, like, favorite, share ir subscribe. Paspauskite patinka, parašykite komentarą ir pasidalinkite su savo draugais, artimaisiais ir nepažįstamais.